Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Praeitoje laidoje mes pradėjome tai, ko dar Lietuvoje nebuvo. Tai yra rimtus adventure motociklų testus. Ir šioje laidoje mes juos tęsime. Turime šiuos 6 stipriausius kandidatus į geriausio adventure motociklo titulą. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam į testus. O tiksliau grįžtame į antro testo pabaigą, kurio metu išbandėme motociklų manevringumą prie lėto greičio. Rezultatai, sakyčiau, stebinantis, bent jau mane asmeniškai. Jo, ir buvo daug azarto, pasakyčiau. Kaip lėtantas. Iš tikrųjų. Bėdelė ta, kad sunku ganėtinai objektyviai pasakyti, kurie motociklai geresni, nes visi labai arti vienas kito, ar ne? Ir ką mes kalbėjom testų pradžioje, kad motociklą išsirinkti iš lentelės negana. Ne. Taip šalia testuojant buvo įdomu pabandyti iš vieną ir iškart kitą, nes tie skirtumai svorio balanse, pavyzdžiui, buvo akivaizdus. Akivaizdus, labai jautėsi. Vienas svarbiausių aspektų, kas gerai, kad mes darėme, mes fiksavom, kiek kas darė klaidų ant kurio motociklo. Taip. Ir irgi būdavo matosi, kad su kai kuriais modeliais tiesiog sunkiau susidraugauti negu su kitu. Tai aš sakyčiau, kad klaidų atžvilgių turbūt bent jau man sunkiausias buvo tenerė. Dėl to, kad jautėsi šiek tiek aukščiau svorio centras ir labai toli sankabos rankenėlė, kur turi beveik pilnai išties pirštą, kad gautum trauką ir tave ištrauktų iš to jau pasvirimo per didelio. Man tenerė irgi buvo sudėtinga dėl svorio labiausiai, paskui jau gerokai toliau sankaba buvo, ne, aš sunkiai tvarkiausi su svoriu ir tada Honda prošvaisa žema ir plati apačia, tai vis kliuvau už padangų ir mane blaškė ir buvo labai sunku susitvarkyti. Nustebino KTM toks jautrus stabdis ir offroad'e reikia ypatingos disciplinos, kad nosis nepabėgtų. Jūs tai tavo komentaras, kad KTM'as ir CF Moto vienas iš kito vagia balsus. Taip. Nes jaučiasi svoris apačioj pas abudu, pas KTM'ą tas geriau jaučiasi, pats CF Moto šiek tiek prašiau, bet pas KTM'ą per jautros kontrolės. Kas man pakišo koją su KTM'u, tai tas žemas svorio centras, jisai padeda slalomėlį, bet darosi sunku visiškai pačiose lėčiausiose kliūtyse. Aš su KTM'u negalėjau be klaidų įveikti mūsų lėčiausio pravažiavimo, kur tie top heavy, taip vadinami moci, kurie turi svorį aukštai, jie turi šiek tiek daugiau manevringumo. Tai aš tą pajaučiau savo kailiu. Tai man su KTM nepavyko pravažiuoti be klaidų. Tai iš esmės, ką mes norim pasakyti, kad galų gale tai viskas yra šiek tiek subjektyvu. Todėl tam, kad išrinkti šių testų nugalėtoją, mes tiesiog slaptai išvardinom savo top 3 ir parinkom, kas iš tų top 3 gavo daugiausiai balų per visus žmonės. Trečioj garbingoj vietoj yra Honda. Honda buvo mums šiek tiek nustebimas, nes atrodo nelabai tinkamam padangom. Taip. Ir visi pravažiavom vos net tuo metu greičiausią laiką. Tuo metu buvo tikrai geras gan laikas ir jautėsi, kad nors ir žemesnis, kaip sakai, mocas, bet jisai dėl to lengviau manevravo. Kitas buvo antroje vietoje BMW. Man atrodo, visų trejetukuose BMW atsirado. Taip. Ir visi mes sakėm, koks jisai užlipė ant to motociklo ir nuo jo nulipė, kad wow, kaip viskas yra lengva ir smooth. Na ir pirmoje vietoje, Aprilia. Tas lengvumas išties jautėsi. Sakykit, ką norit, bet kad tas mocas lengvas jautėsi, kontrolės irgi puikiai veikia. Būtent. Tai puikiai sureguliuota sankaba, labai malonus stabdžiai, aukštai svorio centras, lengva manevruoti. Ir tai, kad lengviausias motociklas. Ir ratai ir amortizatoriai auksiniai. Dominykas sakė, čia yra svarbus kriterijus. Gerai, keliaujame į trečią testą. Varom. Likusias 3 vietas lygiai taip pat išdalinome balsavimo būdu ir, kaip matote, kaip ir pirmame teste, 2 motociklai pasidalino 3 ir 4 vietas bei surinko po vienodą balų skaičių.
Taigi, o kai Karolis išvažiavo į trečią mūsų testą, mes su Dominiku jį pristatysim. Dominikai, ką mes čia veikiam? Trečias testas yra pats sudėtingiausias greituminis testas, kada trasos sąlygom mes testuosim visus motociklus. Šita trasa nėra tokia lengva, kaip atrodo, gali atrodyti kaip veželė pievai, bet iš tikrųjų jinai turi šiokių tokių viražų, vietomis yra slidu, vietomis minkšta. Smėlis, kalniukai, balas netgi. Taip, balas, slidumas ir gerokai pasimato motociklų pakabos veikimas. Vėlgi, kaip tu ant jo jauties, balansas ir pažiūrėsim, kaip greitis atsiskleidžia santykė su laiku. Labai stabilus ir net kai tas priekis dėl padangos biški pradeda slyst, jis taip labai švelniai slyst. Daug lengviau veželę šiaip su juo išlaikyti. Jo, labai, tikrai. Kol kas sunkiausias startas įvesti powerą 5 km. Profesionalūs testuotojai tiesiog. Mes mokomės. Pačiam gale atrodė, kad amortizatoriai padarė viską, ką galėjo, bet tu norėjai dar daugiau. Jie padarė viską, ką galėjo, jie sudirbo iki galo, pramušėm pilnai. Taip ir atrodė. Matės, kad šokavo, ne? Skaudėjo, čia būna. Standartinis dulkių debesis. Nu kaip manai, koks skaičius? Turėtų būti geriausias laikas. Tikrai Mano, geriausias. bent jau tikrai. Važiavau ir galvojau, kad vis dėlto šito motociklo ergonomika yra tokia, kad ant jo iškart jautiesi gerai. Jauti daug kontrolės. Ypač tada, kai nereiks sankabos naudot. Nu ką, mocas, kur mums tokį sukūrė lengvumo įspūdį. Pažiūrėsim, ar laikė atsispindės, ne? Aha, keista iš karto nuo kito motociklo prie šito sės, nes visa sėdėsena kita. Kita, jo. Jo, bet manau, kad priprasiu greit. Jau priprato. Šitas viskas. Priprato. Jau moka. Ką galvoji? Nu šiaip buvo smagiausias važiavimas iš visų šitų. Tokia, jautės šitas BMWs gan panašus į Tenerę, tik toksai dar galingesnis. Jo. Tokia kaip Tenerė Turbo ant steroidų. O, startas agresyvesnis. Turbūt labai panašu buvo į Tenerę ir mano važiavimo lygiai aš nepajaučiau tiek pakabos skirtumų, kiek jūs sakėt, bet leido pasitikėti savim šitas motociklas.
Po 3 testų išdalinome balus motociklams už jų pasirodymą prie didesnio greičio. Ir čia 2 bei 3 vietas dalinosi 2 motociklai. Tai yra Yamaha Tenere ir BMW F900 GS. Nu, 4 testas buvo visiškai popierinis. Mat čia aukščiausią balą gavo pigiausias motociklas, o žemiausia pats brangiausias. Baigiam savo testus, turim rezultatus, kurie mus stebina, turėčiau pasakyti. Prieikime gal prie motociklo, kuris yra lentelės apačioj, bet kaip Domas sakė, tikrai neblogiausias motociklas, ar ne? Ne, todėl kad mes šiandien ieškojom geriausio motociklo, o konkurencija yra labai didelė. Taip, keista, kad tai Tenere. Ir aš, pavyzdžiui, pasakyčiau, kad mano sąrašiais tikrai nebūtų paskutinis. Labiausiai jam numušė balą tai, kad jisai nėra nei galingiausias, nei lengviausias. Ir tada mum lėto manevravimo testuose, kur visi motociklai labai arti, mum jis labiausiai kliuvo dėl svorio aukštai ir tos sankabos rankenėlės, kuri labai toli. Kita vertus, greitoje rungtyje žibėjo Tenerė. Labai patiko. Jeigu daryti testą dar ilgesnį, galbūt pusės dienos važiavimo arba tikrą tokį offroadinę išvyką, tai manau, kad Tenerė būtų dar daug aukščiau. Taip. Nes ant jos gali komfortiškai važiuoti daug laiko, ne vieną greitą ratą, ne vieną kažkokią konkrečią užduotį. Šiandien dar kartą supratau, kad tauta išsirinko teisingai. Tikrai geras motociklas ir vertas būti tautos numylėtinu. Ypač jeigu nesisukinėjai tarp padangų labai lėtai. Arba nesivaikai didžiausių arklio galių skaičių. Taip. Einam prie sekančio motociklo antro nuo apačios lentelės. Ir vėlgi, stebina, tai yra KTM-as. Tai yra brangiausias šios dienos motociklas. Tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl jisai yra taip žemai, nes labai mažai gavo už kainą. Bet jisai buvo tas, kuris turi geriausią galios ir svorio santykį. Va, ten jisai laimėjo. Iš esmės, vėlgi, šiam motociklui kišo koją, labai siauras sankabos sukibimo diapazonas ir labai jautrus stabdis. Bet prie šitų abiejų dalykų galima priprasti pakankamai lengvai ir manau, jis įsiskyrė ir užkliuvo tik dėl to, kad mes turėjom kitus motociklus, kurie šioje vietoje buvo šiek tiek geresni. Tikėjomės, kad KTM gali atsigriebti trečioje rungty, kai užvažiavom į trasą, tačiau nei vienam nebuvo su juo lengva važiuoti. Galbūt nėra taip greit priprantama prie jo, bet mums vis atrodė, kad nosis, kad priekinė padanga bėga, tarsi atrodo ten trūksta sukibimo. Tai gal stovėsena šiek tiek kitokia, todėl kad gan aukštai po koja yra. Tikrai nebuvo patogiausias motociklas ir aš labai nejaučiau pasitikėjimo priekiu ir bijojau, kaip sakoma, ieškoti greičio posūkiuose ir trasoje. Kaip žemas žmogus galiu pasakyti, kad sėdėsena man buvo pakankamai jauki. Tai va, matai, čia ir skirtumai. Eikime prie trečio motociklo nuo lentelės galo. Ir tai yra Honda Transalp. Antras pagal pigumą motociklas, kuris labai neblogai pasirodė manevravimo testuose. Tam padėjo tai, kad jisai nėra aukštas, tai ir svoris jo ganėtinai žemai. Ir šiaip jisai ant jo atsisėdi, ganėtinai jaučiasi toks teisingai viskas sudėta. Labai malonus motoras. Garsas geras. Geras garsas, jisai nevibruoja, tiesiog maloniai murkia. Vat jautiesi, kad tu važiuoji su japonišku motoru. Taip. Ir Transalpas visiškai nesiafišuoja kaip offroadinis motociklas, tačiau jisai offroadinėse rungtyse pasirodė puikiai. Iš esmės mes galvom, kad jį offroad'e apribos padangos, kurios yra tikrai iš visų motociklų pačios mažiausiai pritaikytos offroad'ui, bet realiai jį ribojo važiuoklė. Šiek tiek trumpoka eiga. Jo, jinai daugiau taikyta yra kelionėms asfaltu, jisai yra pakankamai žemas tam, kad lengviau būtų pasiekti žemę įvairaus ūgio vairuotojams. Tai jeigu keliaujat ir jums reikės pravažiuoti žvyrinę ar bekelės trasą, tai irgi neturėtų skelti problemų. Tikrai nebus problemų. Kągi, sekantis mūsų lentelėje yra CF Moto. Atvirai pasakysiu. Mane nustebino, kaip šitas motociklas lyginasi su savo giminaičiu KTM. KTM-as už jį yra 50% brangesnis. KTM-as 5% už jį brangesnis, bet tikrai ne 50% geresnis.
Tikrai ne. Jie turbūt, jeigu išvestumėm vidurkį visų vertinimų motociklo, visų savybių, tai jie būtų panašiai vienodi, ne? Kur CF-as yra geresnis, ten KTM-as atsilieka ir atvirkščiai. Taip, man vienintelis pojūtis su šito motociklu yra tas, kad jisai ganėtinai didelis, kai su juo važiuoja. Atrodo, kad jis toks didokas, bet to pačiu tas suteikia stabilumo. Ir aš su juo daug komfortiškiau jaučiausi greituosiuose testas. Daug komfortiškiau negu su KTM. Kas irgi galbūt šiek tiek nustebino. Nustebino, Būtumėme tikėjęsi gal, kad bus atvirkščiai, Taip. bet vien tik geri atsiliepimai buvo apie CF-ą. Ir nors trasa šita yra ir negreita, ir pakankamai daug labai posūkių, tai tas didelis motociklas puikiai laikė vėžę. Taip. Ir su juo galima važiuoti offroadinti. Tikrai neturim priekaištų, įvertinus kainą, įvertinus jo galios ir svorio santyki. Labai geras motociklas ir nusipelno būti trečioje vietoje po Ir šių testų. Vos atsilikęs nuo antros vietos, Labai nedaug. o ir smarkiai išsiveržęs nuo ketvirtos vietos, taip. Ir štai turime antros vietos nugalėtoją, Aprilia Touareg rally. Šiam motociklui turbūt pakišo koją, kad jis yra brangus ganėtinai. Antras pagal brangumą šiandieną. Jie su šiandienos lyderiu ir nugalėtoju ėjo visą laiką labai šalia. Kiekvienoje rungtyje galėjom skirti vos ne pirmą vietą arba tam. Taip, ir realiai taškais tai praktiškai, man atrodo, tik per tą brangumą jisai ir turbūt pralaimėjo. Panašu taip, buvo Ja, kažkur gal dar skirtumų, jeigu bet jie rimtai minimalūs. svarstytumėte apie tokį motociklą, tai reikia irgi įsivertinti, galbūt jums tie papildomi dalykai, ką duoda rally versija, suteikia tos vertės ir šiek tiek didesnę kainą, kaip ir yra pateisinama. Nuo pirmos vietos jau išduosime, tai yra BMW, jeigu sekite visą laidą. Skiriasi tuo, kad jau turi kruizo kontrolę, jau eina su tokiom padangom. Tai reiškia, kad gautume tas padangas ir kruizo kontrolę, jums dar reikės bent jau 500–600 eurų pridėti prie BMW kainos. Ir tada jau Kainų skirtumas skirtumas Apie lieka 400 eurų lieka taip, labai skirtumas. nedidelis. Tai kartais vien grožio arba pavadinimo preferencija gali nulemti. Taip, iš tikrųjų, jeigu aš pats rinkčiausi, aš nežinau, kurį aš išsirinkčiau, nes man labai patinka Aprilia, man labai patinka jos lengvumas, patinka variklis, bet šiek tiek per kietą važiuoklę priekį. Galėtų, šiek tiek minkštesnė būti. O aš nuo pat testo pradžios galvojau, kuris man gražesnis, Aprilia ar nugalėtojas, ir taip ir neturiu atsakymą. Neturi, ne? Man tai auksinės šakės ir auksiniai ratai. Tai Čia dar ir tavo vairas, jau tai. čia dar ir vairas auksinis. Širdies čempionė yra Aprilia. Bet šiandieną čempionas. BMW, iš tikrųjų BMW motociklai, tikrai geri motociklai yra. Bet netikėta tas, kad offroadiniam teste BMW Taip. GS, kuris iš gamyklos išrieda su plentiniam padangom, Kodėl jie jį taip kad jie jį taip nuskriaudžia, kad Aš nežinau. uždėjo dabar normalias padangas ir tu gali važiuoti trasai, gali šokinėti per vupsus, Taip. per rastelius ir jisai puikiai veikia ir pakaba tam tinkama. Yra labai smagu, kad važiuoklė, kur išsiskiria nuo antros vietos, tai kad jinai tikrai ne per kieta, bet tuo pačiu dar vis gerai laiko. Kaip ir Tenere labai gerai jautis priekio galo slydimą. Galingas motoras, tikrai jaučiasi ta gale. Gal net traselėje per galingas, bet gatvėje tai jūs džiugins tikrai. Ir kaip žemas žmogus galiu pasakyti, kad man vienintelis trūkumas turbūt buvo per platus ir per aukštas vairas. Ir aišku, šitas trūkumas lengvai ištaisomas. Mėlėjai, išrinkome iš šių 6 motociklų geriausią šiuose testuose. Bet nei vienas iš visų motociklų tikrai nėra blogas. Ir, kaip jau sakiau, mus visus nustebino, kad Tenere atsidūrė sąrašo pačioje, bet, tikrai jisai labai arti visų šių motociklų. Nei vienas tikrai Kova labai nenuvylė, artima buvo. ar ne? Ne, Visi džiugino nenuvylė. vienaip ar kitaip, visi turėjo Gal savo. aš tik tai pasakyčiau, kad šiek tiek KTM-as nuvylė, nes aš tiesiog iš jo tikėjausi labai daug. Galingiausias, labiausiai pritaikytas bekeliai, bet Pats savo pakišo koją. pats savo pakišo koją. Arba mūsų lūkesčiai pakišo jam koją, aš nežinau. Kągi, mėlėjai, ačiū, kad žiūrėjote, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki!